Sveikos gražuolės atvykusios į naują Shein rūbų holą. Kaip supratote, pagal pavadinimą šiandieną darysiu ir apžvelgsiu naujienas iš Shein Basic naujų rūbų. Visai nauja kolekcija, kitoks stilius ir žinokite, man tai patiko, kad nekantrauju ir jums viską parodyti. Tai yra paprasti rūbai, patogus rūbai, kokybiški rūbai ir kuriuos galite tikrai nešioti kiekvieną dieną. Taipogi pasinaudokite mano nuolaidos kodu, kuris yra 22 VikiXO, su juo sutaupysite netgi 15% nuo viso savo krepšelio. Tai einam, rodau, kągi aš išsirinkau iš šitos naujos rūbų kolekcijos. Pradėsime pirmiausia nuo šitos maikutės turbūt. Tai yra balta, paprasta maikutė su tiesiog tokia juoda detalė. Ką galiu pasakyti, kad man labai, nes, sakau, parodysiu dabar visus tuos rūbus ir jie yra tos pačios medžiagos, labai panašus stilius ir visi yra iš Basics kolekcijos. Tai labai rekomenduoju. Tai yra nauja linija, naujo stiliaus rūbų. Tai jeigu norite pasižiūrėti, tikrai užeikite į Shein. Taipogi galite rasti ir plus size rūbų, kas yra tikrai labai aktualu, nes tikrai ne visos esame kūdinos ir yra moterų, kuriuom reikia didesnių rūbų. Tai dėl to labai džiaugiuosi, kad ir Sheinas galvoja ne tik apie kūdas, bet ir apie apkūnes merginas. Tai taip, nenukrypsta nuo temos, einam, rodau viską, kaip atrodo ant manęs. Tai pirmiausia, aišku, šita maikutė, man labai patinka tokios paprastos maikutės, jas gali belė kada užsidėti, ar po namus, netgi ir out gali užsidėti. Tokia basic maikutė, geros kokybės, kas svarbiausia, gražiai atrodo, stovi, viskas yra aptempta, tikrai medžiagytė yra tokia tampri. Ką galiu pasakyti, jeigu užsidėsite liemenuką po apačią, tai tikrai niekas nepersišvečia. Tokia stora medžiagytė, aš be to dydį pasiėmiau XS. Ir man žinokite kaip tik. Ir taipogi prie šitos maikutės aš pasiėmiau šortukus, kuriuos priderinau. Tai pasiėmiau va tokius paprastus šortukus, kaip matote. Taipogi šortukų dydį pasiėmiau XS. Man labai patiko, kaip atrodo šortai, nes yra ilgas lemuokas svarbiausia. Tikrai patogus, tokia faina medžiagytė. Man atrodo, kad čia bus tikrai 100% kotonas. Taip yra, nėra jokio pukelio, yra tokia paprasta medžiaga viduje, bet tikrai labai švelnų šortai. Ir kas man patinka, tai kad yra kirpimas, tikrai patogus. Būna tokie šortai, kuriuos susidedat po vieno nešiojimo ir jie taip prasiplečia, prasitampo ir nebegražus būna. Bet aš jau juos buvau, žinokite, užsidėjusi. Tikrai ir degintis spėjau jau, nors ir dar etiketė yra, kartais aš pamirštu tas etiketės nusiimti. Bet taip, paprasti šortai. Ir sportuoti, ir bėgioti, sakyčiau, ar po namus nešioti, valyti namus. Man tokie rūbai tikrai praeina ir susinešioja. Turiu tikrai kur juos nešioti, sakau, į sporto klubą, tai čia kosmosas. Netgi jeigu žaidžiate tenisą, irgi galėtumėt užsidėti. Šiaip tiesiog paprasti šortukai, tikrai gera medžiaga, patogus ir kas svarbiausia, kokybiškai pasiūti. Toliau einame prie dar vienos naujienos, tai Shein Basics dabar yra ir labai fainos maikutės, tai yra paprastos, oversizinės, tiek juodos, tiek baltos maikutės, jos nepersišvečia, labai patogios, tamprios. Taipogi yra 100% kotono medžiaga, labai man patinka maikutės kotono, nes jos tikrai yra kokybiškos, išsiplauna ir toliau gali jas nešioti, nepakeičia spalvos, kas svarbiausia, nes yra tokių rūbų, pavyzdžiui, kai aš nueinu į Primarką prisipirkti baltų maikučių, tai vieną kartą įdedu ir jos pakeičia spalvą, bet su Shein maikutėmis baltomis, žinokite, tokio dalyko tikrai, su tokiu dalyku tikrai nesusidursite. Dydį be to pasiėmiau S, nes man patinka labiau oversizinės ir šiaip tokias maikutės man patinka nešioti šiaip belė kada, ir dabar kaip esu su paprasta oversizinė maikutė, tai ir dar po švarkais labai gražu užsidėti tokias paprastas maikutės, tai sakau, yra netgi kelios spalvos, tikrai labai rekomenduoju ir jums. Toliau dar vieną tokią maikutę noriu crop topinę parodyti, tai jau čia yra senesnių spalvų. Sheinas dabar papildė savo asortimentą visokiausiamis spalvomis. Tai aš turėjau tokių ir baltų, ir juodų, ir kitokių spalvų, tikrai esate matę, bet šitos yra jau tokios labai crop topinės. Paskutiniam hole aš rodžiau tokias ilgesnės, tai jos truputėlį yra kitokios medžiagos, o šitos yra tikrai labai crop topinės, trumpos. Niekas, kas svarbiausia, nepersišvečia, labai švelnios, malonios, kūnai tamprios. Dydį pasiėmiau S ir žinokite, tikrai mažesnio dydžio nesinorėtų, nes ir taip gerai aptempia. O tas maikutės, kur rodžiau paskutinėme hole XS, tai žinokite, imkite XS. Jeigu paimsite S, tai tada jos bus didesnės. Medžiaga truputėlį skiriasi, bet man
man šitos maikutės, sakau, nerealiai patinka ir turėjau pasiimti tą vieną iš tų naujų spalvų. Tai tokia žydra dangaus spalvos maikutė, labai labai graži, sakau, jas gali nešioti ir į sporto klubą, ir šiaip kiekvieną dieną užsidėti. Tokie basics, kuriuos tikrai turėtume turėti kiekviena savo spintoje. Toliau taipogi pasiėmiau vieną tokią paprastą maikutę, tai yra ruda, vėlgi turi tą tokią baltą detalę. Tai pastebėsite, kai nueisite į jų puslapį, kad dabar tarp Shein Basics šito naujos stiliaus rūbų asortimento visos maikutės tai turi tokias baltas detalės. Tikrai jos tokios, sakyčiau, patvarios, nei plona, nei stora ta medžiaga, tokia per viduriuką, bet tikrai, žinokite, be liemenuko aš ją buvau pasimatavusi, kaip matysite, kaip atrodo ant manęs, tai galite drąsiai ir be liemenuko nešioti. Dydį pasiėmiau XS, šita truputėlį yra tokia ilgesnė, tai galite susikišti ir į kelnes, ar į šortus, ir taipogi šitos šleikutės, jas galite reguliuoti, ar pamažinti, ar padidinti. Ir paskutinis rūbelis, kurį aš išsirinkau, jau buvau pasimatavusi, tai yra šitas romperis. Kaip matote, vėl ta pati detalė, tas akcentas šitos linijos, tai yra tie balti ruožai tokie pasiuvimai, taipogi šleikutės jos reguliuojasi. Aš dydį be to pasiėmiau, tuoj pažiūrėsime, S-ą. Man atrodo, XS-ų net nebebuvo, tai aš pasiėmiau S-ą, bet žinokite, S-as man kaip tik tikrai gražiai, niekas netrodo, kad nekaba, labai fainas romperis, nes atrodo nesinori, kad netgi ir daugiau tie šortai tokie būtų ilgesni apačioje, kur čia yra toks kirpimas. Na, žinokite, super, man labai yra sunku rasti romperius, kurie tikrai man tinka nuo viršaus iki apačios. Dažniausiai jie būna man per ilgi arba per dideli, tai su šituo, žinokite, nieko tokio tikrai man labai labai patiko, labai gražiai atrodo ir ta medžiagytė niekas neprisišviečia, tamposi. Ir šitos medžiagos sudėtis yra 45% kotono ir 46 viskosės. Tikrai jaučiasi, kad yra gera medžiaga ir kad gerai pasiūta ir tikrai, kad nešiosis kokybiškai. Man tokie dalykai, tai romperiai labai patinka. Aš juos tikrai dažnai nešioju, jeigu jūs mane žiūrite ir sekate, tikrai tai turėjote pastebėti. Visą laiką man patinka tokius dalykus susidėti į oro uostą, kas yra patogu, neaptempia per daug, laisvai tiesiog gali nešioti. Šitą medžiagytę tikrai prie kūno labai labai švelni. Tai va, tiek tų rūbelių iš tos Basics naujos kolekcijos. Jeigu dar nematėte, tai žinokite, keliaukite, pasižiūrėkite, tikrai rasite gražių, tokių paprastų rūbelių, kuriuos galite ir jūs įsigyti. Paliksiu visas nuorodas, ką šiandieną aš parodžiau savo aprašyme, tai galėsite viską lengviau rasti ir taipogi paliksiu jums pagrindinę puslapio nuorodą, kur galėsite rasti jau visus tuos basic rūbelius, kad nereikėtų galbūt patiems ieškoti, bet sakau, jeigu dar nesate niekada bandę basics iš Shein, tai žinokite, bandykite, nes, sakau, prašaunate labai labai geros medžiagos, kokybiškos medžiagos rūbai, tai tikrai jums rekomenduoju. Na ir aišku, nepamirškite pasinaudoti mano nuolaidos kodą, kurį palieku čia ant ekrano ir taipogi rasite aprašyme. Tai ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, būtinai prenumeruokite šitą kanalą ir susitiksime kitame mano video filmuke. Iki.